Sveiki! Šiame video jums papasakosiu apie neeilinį atvejį, kuris yra laikomas sąmonės egzistavimo atskirai nuo kūno įrodymu. Šis atvejis yra ypatingas tuo, kad jis buvo detaliai fiksuojamas gydytojų atliekančių ypač sudėtingą galvos smegenų operaciją dainininkei Pamela Reynolds. 1991 metais 35 metų dainininkei Pamela Reynolds buvo diagnozuota didelė smegenų kamieno aneurizma. Šis aneurizmos atvejis negalėjo būti išoperuotas naudojant įprastus neurochirurginius metodus, nesukeliant staigios pacientų mirties. Pamela buvo išsiųsta į Barrow neurologinį institutą Phoenix valstijoje, kur neurologas Robert Spetzler buvo įvaldęs novatorišką hipoterminio širdies blokavimo techniką. Pirmiausia, pacientas įvedamas į klinikinės mirties būseną ir smegenų elektroencefalografija rodo visišką smegenų veiklos sustojimą. Tai yra, nėra jokios veiklos smegenų žievėje, nėra smegenų kamieno atsako, arba kitaip sakant, smegenys nustoja funkcionuoti, bei sustabdomas kraujo tiekimas į smegenis. Taigi, iš padarytų nuotraukų matėsi, kad aneurizma buvo prie pat smegenų pamato, pačiame galvos viduryje, sunkiai pasiekiamoje vietoje. Todėl operuojant Pamelą taip pat reikėjo sustabdyti ir širdies veiklą, tam, kad išvengti kraujo cirkuliacijos operacijos vietoje. Atliekant tokią operaciją, kūno temperatūra sumažinama iki maždaug 15 laipsnių, sustabdomas kvėpavimas bei širdies plakimas, sustabdomas smegenų elektrinis aktyvumas ir iš galvos visiškai pašalinamas kraujas. Reikia sustabdyti smegenų veiklą. Pabrėžiu, kad būtent sustabdyti, o ne užmigdyti. Reikia, kad nebūtų smegenų metabolinio aktyvumo. Reikia sustabdyti, kad smegenų signalai išnyktų visiškai ir prietaisai neužfiksuotų jokio smegenų proceso. Pamela Reynolds buvo taikyta bendroji narkozė, jos akys užlipintos lipnia juosta, o į ausis įdėti prietaisai stebėti smegenų veiklai. Po to ji buvo pilnai uždengta, paliekant atvirą tik galvos sritį, kur atliekama operacija. Kai tik ji buvo įvesta į tokią būseną, dar prieš prasidedant operacijai, Pamela pajuto, kad ji atsiskiria nuo savo kūno. Vėliau ji nepaprastai tiksliai apibūdino visus neįprastus instrumentus, kurie buvo naudojami atliekant operaciją, ir visus veiksmus, kurie buvo atliekami operacinėje. Po to ji papasakojo apie susitikimą su mirusiais artimaisiais. Taigi, pirmiau jums pristatysiu jos išgyventą priešmirtinę patirtį, o po to ir pačių gydytojų dalyvavusių operacijoje pastebėjimus bei garsaus neuropsichiatro, neurofiziologo komentarą. Štai ką papasakojo Pamela Reynolds. 1991 metais aš sunkiai susirgau. Man prasidėjo stiprus galvos svaigimas. Aš pradėjau prarasti kalbą ir man tapo sunku judėti. Man tada buvo padaryta smegenų tomografija ir išaiškėjo baisi diagnozė. Ir mane nukreipė pas neurochirurgą, kuris pasakė, kad šansų išgyventi praktiškai nėra. Todėl man buvo atliekama sudėtinga smegenų operacija. Operacinės aš neatsimenu ir visiškai neatsimenu, kad mačiau gydytojų. O po to nieko, visiškai nieko, kol nepasigirdo garsas, kuris buvo labai nemalonus, siaubingas garsas, priminantis apsilankymą pas stomatologą. Pamenu, kad dilgčiojo viršugalvis ir aš tarsi iššokau iš kūno per viršugalvį. Prisimenu, kaip žiūrėjau žemyn ir mačiau viską, kas vyksta operacinėje. Dar niekada per visą savo gyvenimą nebuvau aiškesnės sąmonės būsenos. Ir kai pažiūrėjau žemyn, pamačiau, kad tai yra mano kūnas, tačiau jis man buvo visiškai nesvarbus. Man šmėstelėjo mintis, kaip keistai jie nuskuto man galvą. Aš maniau, kad jie visiškai nuskus mano plaukus, bet jie to nepadarė. Aš mačiau ne kaip įprasta, o ryškiau ir aiškiau. Operacinėje buvo tiek daug visko, ko nežinojau, ir tiek daug žmonių. Prisimenu kažkokį instrumentą gydytojų rankose. Jis buvo panašus į mano elektrinio dantų šepetėlio rankeną. Maniau, kad jie atidarys kaukolę pjūklų. Girdėjau žodį pjūklas,
bet tai, ką pamačiau, atrodė labiau kaip grąžtas nei pjūklas. Ten netgi buvo nedideli grąžtai, kurie buvo laikomi tokiame dėkle, labai panašus, kuriame mano tėtės laikydavo veržliarakčius, kai buvau maža. Mačiau pjūklo rankeną, bet nemačiau, kaip jie man atvėrė kaukolę. Ir atrodo, kad girdėjau, kaip tą pjūklą ant kažko iš pradžių išbandė. Prisimenu širdies ir plaučių aparatą. Prisimenu daugybę įrankių ir padargų, kurių nežinojau. Ir aiškiai prisimenu moters balsą sakant: turime problemą, jos arterijos per plonos. Tada vyriškas balsas sako: pabandyk iš kitos pusės. Ir mačiau, kaip pro šlaunies arteriją man išleido kraują. Ir tada aš pajutau kažkieno buvimą. Pasisukau pažiūrėti ir pamačiau labai mažą, bet labai ryškų šviesos tašką. Ir aš fiziškai pajaučiau, kad mane traukia prie šios šviesos. Ir ši šviesa pradėjo mane traukti, bet ne prieš mano valią. Aš pati judėjau link jos, nes to norėjau. Ir buvo fizinis pojūtis. Aš gerai suprantu, kaip tai skamba. Tačiau tai tiesa. Fizinis pojūtis kažkuo labai priminė kilimą greitaigių liftu. Ir tai atrodė kaip tunelis, bet kartu tai ir nebuvo tunelis. Ir kuo labiau artėjau prie šviesos, tuo geriau galėjau atskirti žmonių figūras, skirtingus žmonės, ir aiškiai išgirdau savo senelės balsą. Bet ne ausimis girdėjau, balsas buvo girdimas aiškiau ir ryškiau nei mūsų ausimis. Ji mane kvietė ir aš tai girdėjau labai aiškiai. Aš jaučiausi labai gerai. Aplinkui šviesa buvo neįtikėtinai ryškiai. Atrodė, tarsi būtum elektros lemputės viduryje, tačiau nemačiau saulės. Ir aš pastebėjau, kai tik pradėjau atskirti figūras šioje šviesoje, jos visos buvo pripildytos šviesa. Tos figūros ir buvo ši šviesa, ir ši šviesa persmelkė visą jas supančią aplinką. Jos pradėjo keistis, tapo atpažįstamos ir suprantamos. Aš mačiau daug žmonių, kuriuos pažinojau, ir daug, kurių nepažinojau, bet supratau, kad kažkaip esu su jais susijusi, ir tai buvo nuostabu. Prisiminiau kiekvieną, kuriuos mačiau, ir jis tiksliai atitiko mano įsivaizdavimą apie tai, kaip atrodo šis žmogus pačiame savo žydėjime. Po to pamačiau savo dėdę, kuris mane išmokė groti gitara. Taip pat mačiau ir savo kitus artimuosius, tačiau jie neleido man judėti toliau. Jie man pasakė kažkokiu būdu, bet ne žodžiais, kad jeigu nueisiu visą kelią iki šviesos, man kažkas įvyks fiziškai. Jie negalės sugrąžinti manęs į mano kūną jau pasikeitusią, nes aš nueisiu per toli. Man labai norėjusi eiti į šviesą, bet tuo pačiu norėjau ir grįžti. Aš juk dar turėjau vaikus užauginti. Aš paklausiau, ar šviesa tai yra Dievas? Ir man atsakė, ne, šviesa tai ne Dievas. Šviesa yra tarsi Dievo kvėpavimas. Ir gerai prisimenu, kaip tuo metu pagalvojau, aš stoviu Dievo kvėpavime. Kuo ilgiau aš ten buvau, tuo labiau man ten patiko ir kažkuriuo momentu man pasakė, kad man laikas grįžti atgal. Mano dėdė buvo tas, kuris mane lydėjo atgal į mano kūną. Tačiau, kai patekau ten, kur buvo mano kūnas, į jį pažvelgusi, aš visiškai nenorėjau į jį grįžti, nes jis atrodė tokiu, kokiu iš esmės ir buvo, be gyvybės. Tai mane gazdino, aš nenorėjau į jį nei žiūrėti. Ir aš žinojau, kad tai bus skausminga, todėl labai nenorėjau grįžti. Bet mano dėdė įkalbinėjo ir įtikinėjo mane. Tai tarsi nerti į baseiną. Tiesiog šok. Ne, tikrai nenoriu atgal. O kaip vaikai? Na, vaikams juk viskas bus gerai. O jis mane vis įkalbinėjo. Mieloji, tau laikas. Ne, nenoriu. Ir jis tada mane tiesiog pastumėjo į kūną. Pamačiau, kaip dėl defibriliatoriaus iškrovos mano kūnas suvirpėjo. Ir jis tiesiog pastumėjo mane ir aš pajutau, kaip man šalta viduje. Taip grįžau į savo kūną. Ir iš tikrųjų tai buvo tarsi neirimas į ledinį vandenį. Ir tai buvo skausminga. Kai grįžau į savo kūną, operacinėje vis dar buvau bendroje narkozėje.
Kažkas iš personalo įjungė radiją ir tada grojo dainą Hotel California ir tiesiog dainavo eilutę. Tu gali išsiregistruoti bet kada, kai tik nori, bet niekada negali išeiti. Vėliau apie tai užsiminiau daktarui Brown, kuris buvo visiškai abejingas mano žodžiams ir tik pasakė, kad man reikia daugiau miegoti. Kai atsigavau, aš vis dar buvau prijungta prie dirbtinio kvėpavimo aparato. Pamela savo pasakojimą baigė tokiais žodžiais. Manau, jog mirtis yra tik iliuzija. Man atrodo, kad mirtis iš tikrųjų yra bjaurus melas. Aš bijau skausmo, bet nebijau mirties. Šią istoriją pakomentavo kardiologas Michael Sabin. Pamela atvejis yra unikalus tuo, kad tuo momentu, kai ji tai matė, ji buvo prijungta prie medicininės įrangos ir buvo nuolat stebima. Jeigu norėtumėte laboratorinėmis sąlygomis kam nors sukelti klinikinės mirties būvį ir po to grąžinus jį atgal paklausti, ką jis matė, tai ir bus Pamela atvejis. Geresnio varianto tiesiog nesugalvosi. Pamela smegenys klinikinės mirties metu buvo pripažintos mirusios 3 klinikiniais testais. Pirma, jos elektroencefalograma nerodė jokio smegenų aktyvumo. Antra, smegenų kamienų reakcijos nebuvo. Ir trečia, smegenyse necirkuliavo kraujas. Jos akys buvo suteptos, kad neišsausėtų ir užklijuotos, be to jai buvo atlikta gili bendra narkozė. Tai, ką Pamela Reynolds matė savo išgyventos priešmirtinės patirties metu, labai tiksliai atitinka tam, kas operacinėje iš tikrųjų vyko. Ji pamatė kaulinį pjūklą, kuriuo buvo atidaryta jos kaukolė, ir jį tiksliai apibūdino. Šis įrankis tikrai atrodo kaip elektrinis dantų šepetėlis. Taip pat iš tikrųjų buvo ir toks pokalbis tarp gydytojų, kurį Pamela išgirdo ir tiksliai prisiminė. O štai ką pasakė neurochirurgas Robert Spetzler. Mes susidūrėme su aneurizma esančia prie pat smegenų pagrindo. Šis burbulas gali sprogti ir sukelti katastrofą paciento smegenyse. Štai kodėl šis atvejis buvo ypatingai sudėtingas. Mums buvo būtina sustabdyti smegenų veiklą, būtent sustabdyti, o ne užmigdyti. Mums reikėjo, kad smegenyse sustotų medžiagų apykaitos procesai. Tokiu atveju visi išmatuojami išeinantys signalai, kuriuos siunčia kūnas, išnyksta visiškai, todėl daugiau nėra jokios išmatuojamos nervinės veiklos. Prietaisai neužfiksuoja jokio smegenų proceso. Taigi, iki operacijos pradžios matoma akivaizdi veikla. Pacientas yra užmigdomas, akys užlipinamos lipnia juosta, o į ausis įkišami nedideli spragsintys prietaisai, leidžiantys stebėti smegenų veiklą. Tada pacientas yra visiškai uždengiamas ir vienintelė atvira sritis yra ta galvos dalis, kurioje atliekama operacija. Nemanau, kad Pamela Reynolds pasakojimo pagrindas yra tai, ką ji matė, kai buvo atvežta į operacinę. Tai tiesiog neįmanoma. Pavyzdžiui, dėl kaulinio pjūklo ir panašiai, visi įrankiai buvo uždengti. Be to, visi įrankiai nebuvo matomoje vietoje, o pakuotėse, ir jas pradeda atidaryti, kai pacientas jau yra užmigdytas. Taip daroma siekiant išlaikyti instrumentų sterilumą. Šioje operacijos stadijoje, tokioje būsenoje, nei vienas pacientas negali nei matyti, nei girdėti. Ir mano nuomonė tiesiog neįsivaizduojama, kad pas Pamela Reynolds išliko normalūs pojūčiai tokie kaip klausa. Jau nekalbant apie tai, kad ausyse buvo spragsinčios ausinės. Tai yra, ji niekaip negalėjo girdėti įprastu būdu per klausos kanalus. Tam aš neturiu paaiškinimo. Nežinau, kaip tai galėjo atsitikti turint omenyje jos fiziologinę būklę. Kita vertus, aš kiekvieną dieną dirbu tiesiogiai su smegenimis ir esu matęs tiek daug dalykų, kurių negaliu paaiškinti. Todėl aš neturiu įžūlumo tvirtinti, jog tai niekaip negalėjo nutikti. Neuropsichiatras ir neurofiziologas Peter Fenech apie šį atvejį pastebėjo. Šis atvejis parodė, kad klinikinės mirties atveju Pamela kažkokiu būdu galėjo nuosekliai prisiminti savo pojūčius. Kai širdis sustoja ir smegenys nustoja veikti,
tai smegenys iš tikrųjų neveikia, todėl atminties būti negali. Tuo metu smegenys atsiminti nieko ir jokių būdų negali, taip kaip atminties mechanizmas neveikia. Todėl, kai žmonės pasakoja apie išgyvenimus priešmirtinės patirties metu, kaip jie palieka kūną ir iš šono mato reanimacijos procesą, mums yra sunku suprasti, kaip įmanoma naudoti atmintį, kuri nefunkcionuoja. Kaip tai vyksta, mes tiesiog nesuprantame. Ir pabaigai noriu tik pridurti, jog dainininkė Pamela Reynolds visiškai pasveiko po operacijos ir gyveno iki 2010 metų. Ji mirė sulaukusi 53 metų dėl širdies nepakankamumo.